kad kaip gali būti tokia institucija, kuri atrodo saugo mūsų moralę, atsakinga už pačius, atrodo, tyriausius žmogiškus dalykus, daro tokius purvinus nusikaltimus ir bendradarbiauja su tais realiai nusikaltėliais sistemingai slapstydam. Ir Degaičiuose tai vyko staiga, kunigas, kuris tenai veikė, dirbo, jisai buvo kažkur kitur perkeltas ir ten atkeltas Grigas. Buvo teismas, kai buvo kunigas teisiamas dėl disponavimo vaikų pornografija 22, tačiau nuo bausmės atleistas dėl laidavimo. Tai kalbant, jeigu tu apie tuos atpirkimų ožius, kam atitenka kaltė už visą tai? Tai yra kažkoks mistinis žmogus, žmonės ar kažkas, kas pakišo kunigą, tai yra kerštas kažkieno, dėl ko kerštaujama nėra aišku. Bažnyčia nubaudė kunigą, bet bažnyčia nubaudė bendruomenę. Nes kunigo pašalinimas yra bausmė ne tik kunigui, tai yra bausmė bendruomeniai.